Kainos kaip parduotuvėje, o prekės pristatytos į namus. Barbora. Pauliau, man įdomu, kada pradėjai su Exceliu turėti kažką bendro? Gal atsimeni, kiek tau buvo metų, kai atsidarai Excelį? Sunkus klausimas. Nežinau, tai mokyklai turbūt. Turėjom kažkokias tai pamokas kompiuterinio raštingumo. Tai turbūt ten. Ir iškart taip gerai sekėsi? Nežinau, ar gerai, bet po truputį pradėjau sektis. Aš galiu įvesti į kontekstą, kas nežino, ką mes čia dabar darom ir kodėl apie tai kalbam. Tai pradedam naują podcastų sezoną ir pirmasis vedžės yra Paulius Kamarauskas, tai yra naujasis MKL, naujasis SKM mokyklų, SKM komandų koordinatorius MKL lygoje. Gerai pristačiau. Jo. Labai skamba gerai pareigos ir tokios pareigos yra neatsiejamas nuo Excelio lentelių, visa kita, viskas turi laiku būti suderinta, tai pakalbėsime apie šitą darbą. Ir galim gal tada iškart pradėti gal nuo kito klausimo. Tai pasakyk, kiekgi vis dėlto tų komandų bus šiais metais pas mus moksleivių lygoje, kalbant apie SKM? Šį sezoną SKM turi 33 komandas, tai 11 A divizono, 6 B divizono, 8 C ir 8 pirmo iššūkio. Iš tų 33 komandų 2 yra mergaičių, tai yra U13 ir U12, daugiausias berniukų. Ar buvo atsimint sunku tokius skaičius? Ne, tam Excelio failė daug laiko praleidau, tai labai paprasta. Bet žinojai, kad klausiau šito, tai jau turbūt iš anksto pasikartojai dar. Aš ir nepasikartojęs, būčiau žinojęs šitą. Gerai. O tai va būtent apie tą Excelį kalbant, kaip atrodo tas darbas? Na tai pirmiausia turiu padėkoti treneriui Algirdui Milanui, jis labai tikrai man padėjo ir vis dar padeda, jeigu kyla kažkokių klausimų. Nes taip vis tiek yra pirmoji man patirtis tokia, tai o rugsėjais buvo tokia ganėtinai nelengva banga šito darbo klausimų. Tai nežinau, daug darbo, džiaugiuosi, kad treneris Algirdas Milanas įvedė į tą pavadinkim darbą, padėjo man pakonsultavo, tai įdomus šiaip darbas, man visai patinka ir darbo daug, bet nežinau, nesiskundžiu. O kaip vyko į tą darbą? Ar buvo darbo pokalbis, ar atranka, ar pagal tai, kas moka Excelio geriausiai sprendi? Darbo pokalbio nebuvo, buvo pasiūlymas man iškart iš mokyklos direktoriaus Mindaugo Noreikos. Kiek žinau, buvo lyg ir keli kandidatai, turbūt aš kaip įtariu, tai buvo tarp Mindaugo Noreikos ir Algirdo Milano gal pokalbis, kas galbūt galėtų perimtas pareigas ir pasiūlė man. Aš nežinau, ar aš buvau pirmasis ar paskutinis, kuriam siūlė, bet... Paulius tikrai yra vertas šios pozicijos, šie klausimų nekyla, nes ateina atsiliepimai patys geriausi ir iš tėvelių, ir iš visur, kur jis dirba. Ir kam teko susidurti su Pauliumi, tai žino, kad tai yra beprotiškai kruopštus žmogus. Ne veltui aš taip apie Excelį daug kalbu, čia bus dar klausimų apie tai, kurie yra šioje taurėje. Tai čia irgi yra šių metų naujovė, kad mes visus klausimus, ar bent jau daugumą jų, ko sulaukime iš žiūrovų ir iš kitų laidų vedėjų, nes čia būsiu ne aš vienas beje, o ir Andrius Čerškus ir dar Jonas Bernardas Putkis kitose laidose. Nu, šiandien su manimi Paulius Kamarauskas atidaro MKL ir podcastų sezoną, prie jo ši taurė ir dabar trauksime, kiek mes čia spėsime per tą pusę valandos ištraukti klausimų ir žiūrėsime, kaip tas pokalbis vystysis, kur pakryps. Ir kokios temos mus sudomins labiausiai. Tai Pauliau, prašom ištraukti patį pirmą klausimą ir kol išlankstysi tą lapuką, aš galiu dar patiemt gumo, o gal ir nereikia jau. Tai klausimas yra: keliais metais tavęs susendino ir išvargino įgytas doktoranto laipsnis. Tai pirmiausia, aš dar nesu mokslo daktaras. Šiuo metu aš man atrodo, skaitausi disertantas, tai vyksta po to, kai būna spausdinama disertacija ir paviešinama, tai šį mėnesį ginsiuos daktaro laipsnį. Tai jeigu apsiginsiu, tai manau, atjaunėsiu porą metų, o jeigu
Nežinau, gal nėra to kito jeigu. Tai sau, kai apsiginsiu, manau, atjaunėsiu, o šiaip nežinau, ar susendino. Tai daug patirties davė, ta prasme, labai daug dalykų, aš galiu ir tą patį MKL koordinatoriaus darbą pasimti, tą patį darbą su Exceliu, nes daug skaičiavimų, daug visokių, nežinau, grafikų, duomenų tyrimuose, kai atlikom duomenų suvedimo, viskas vyko per Excelį, per Google Sheetsus. Dabar realiai, pavadinkim, tai yra Excelio atitikmuo, tik tai, kad internetiniai toj visoje erdvėje. Tai labai daug dalykų per ten vyksta ir vyksta ir nežinau, ar mane susendino, bet davė labai gerų įgūdžių, labai geros patirties ir, nežinau, džiaugiuosi, kad šiaip mane į doktorantūrą nukreipė buvęs SKM sporto vadovas ar konsultantas Rūtenis Paulauskas. Tai tam tikrą prasme jis taip pat padėjo tiek man, tiek turbūt SKM, kad šiuo metu turit paruoštą MKL koordinatorių. Taip, ir turbūt jūsų Rūtenio esat per visą istoriją vieni iš labiausiai išsilavinusių trenerių, jeigu kalbant apie tuos mokslo laipsnius. Bet žiūrėkim, ką mes ištrauksim antrą kartą, traukime vėl lapelį. Tema gali būti kardinaliai kitokio, gal ir panaši, niekas nežino. Tema yra, ką veikia Kauno Žalgiryje ir Panevėžio Lietkabelyje. Tai čia aš galiu išplėsti dar šiaip klausimą, tai yra nuo NK, pavadinkim, tai yra RKL komandos kaip LSU atletas, NKL komanda, Kauno technologijos universiteto komanda, LKL komandos, tai paimkime, yra Kėdainių Nevėžis, Klaipėdos Neptūnas, Eurocup komandos, tai Lietkabelis ir Žalgiris ir Eurolygos komanda. Tai su šitom komandom teko bendrauti, bendradarbiauti, vykdant tos 4 metų doktorantūros studijų laikotarpiu. Tai labai skirtingai šiaip su LSU komanda, su KTU komanda darėme tyrimus, su Kėdainių Nevėžiu, Neptūnu ir Lietkabeliu taip pat atlikome tyrimus. Visos šios komandos yra dalis mano disertacijos, tai yra 4 tyrimų dalis. Kauno Žalgiris turėjo šiek tiek kitokį pavydalą, aš ten labiau pavadinkime, nežinau, atlikau praktiką. Aš ėjau jiems parodyti, kaip veikia tokia Catapult sport sistema, kuri matuoja žaidėjų krūvius ir 3 mėnesius, 2 arba 3 kartus per savaitę važiuodavau į jų ten rotes, matuodavau krūvius, darydavau ataskaitas. Šiaip krūvio ataskaitas ir viso tų matavimų, viso ataskaitas darydavau visoms toms komandoms. Tai va čia yra ta pagrindinė tavo tema su Exceliu, kad labai nemažai naktų, dienų ir savaitgalį buvo praleista tame, kol išmokau, o po to viskas įvykdavo greitai. Tai va, bet iš esmės tai atlikau tyrimus, labai skirtingus, bet visus susijusius mano doktorantūros tema. Tai čia yra turbūt atsakymas į kitą klausimą, kurį aš esu užsirašęs, jie atsiuntė viena mamytė net į Facebooką parašė, čia pacituosiu. Kur išmokote tokios geros komunikacijos su tėvais, su visom tiksliom informacijom, laiku parašytais laiškais, žinutėmis ir panašiai? Aš klausimų žiūrėjau Facebook'e, bet tie, kurie buvo vakar, tai prieš dar tą šiandien nežiūrėjau, tai apie komunikavimą aš nežinau. Aš manau, kad tai yra labai ilgas dalykas, kaip tu išmoksti, kaip šiaip žmogus išmoksti komunikuoti, tai pirmiausia, tu mokaisi ir matai, kaip bendrauja tavo tėvai, nei mokyklą, matai, kaip bendrauja mokytojai, iš jų mokaisi, vėliau universitete turi paskaitas, tu atlieki pristatymus, turi apsiginti savo darbus, galiausiai tu bendrauji ir turbūt ateini į tą tašką, jeigu kaip treneris kalbant, tai ateini į tą tašką, kai tu pradedi bendrauti su tėvais. Dabar yra 8 sezonas, kai dirbu SKM ir turbūt aš labiau ne tai, kad mokiausi kažkur to, bet lygiai taip pat tai komunikuodamas su tėvais ir jiem iškomunikuodamas kažkokią informaciją, tu dažniausiai gauni atgal arba atsakymus, arba kad viskas aišku ir tėveliai suprato informaciją. Tai turbūt iš tų, sakykim, pradžioje mano kaip trenerio karjeros, ką gaudavau klausimus, tai iš tų klausimų tu savo pasidarai išvadas, kas dažniausiai tėvam neaišku ir bandai tą dalyką išgryninti laiškose.
Ir iš anksto atsakyti klausimus, kurie iškiltų, bet po to, kadangi viską žinai maždaug, ko galima laukti iš tėvų, tai iš karto turi kažkokį draftą paruošęs ar ne, kur visi atsakymai būna paruošti ir taip apsisaugai save. Neturiu aš niekada draftų laiškų pasiruošęs, aš, tas draftas, tas, kaip vadinkim, juodraštis turbūt yra galvoje, tiesiog tu rašydamas laišką tėvams su informacija, ten kaip pavyzdys, kada vyks kokios rungtynės ir kokioje salėje, pradžioje gal išsiunti tik tai rungtynę, aš kaip pavyzdį, tik tai, kad rungtynės bus ten sekmadienį 12 valandą ir tokioje salėje. Ir gauni klausimą, o kada reikia rinktis. Tai po to automatiškai iš to pasidarai išvada, kad sekančiam laiške tu pridedi rungtynės 12 valandą, apšilimas 11:30. Pasiimkit aprangą. Taip. Tai va, tai tiesiog tokia smulkmena po smulkmenos tu pridedi ir galiausiai jau turbūt automatiškai parašai tą laišką, kuris yra aiškus tėvams ir tuo atveju tenka atsakinėti mažiau klausimų. Taip, kaip pats paminėjai, dirbė jau SKM 8 sezoną, tapai geriausiai ir komunikuojančių ir Vitron Kids trenerių, tad labai viskas skamba ir natūraliai, kad kyli į MKL lygį. O dar kalbant labai gerą temą, dar nesinori paleisti apie bendravimą su tėveliais. Kai pradėjai dirbti, buvai iš viso jaunas. Kiek to buvo metų, kai pradėjai dirbti? 20. Aš buvau magistrantūros pirmame kurse, tai 23-24 kažkur. 16, taip. Tai visi tėvai praktiškai už tave buvo vyresni, kaip ir dabar galbūt dar. Kaip išmokai apsibrėžti ribas, kad čia mes esame draugai, o čia aš esu treneris ir aš sprendžiu. Kai taip tariant, ar tėveliai nebandė lipti ant galvos ir apskritai, ką tai reiškia pagal tave? Nežinau, juokaujant galiu pasakyti, aš esu iš Panevėžio, tai nelabai lengva lipti ant galvos, bet šiaip, jeigu rimtai atsakant į tą klausimą, tai aš niekada kažkaip per daug stengiuosi su tėveliais neiti į kažkokius per daug, tie santykiai yra draugiški, bet aš niekada neskaitau tų auklėtinių tėvelių kažkokiais draugais. Tai pirmas dalykas, tai aš stengiuosi su visais tėveliais būti labai, kaip sakyti, išlaikyti pagarbą jiems, rodyti, kad aš juos gerbiu ir aš tikiu ir matau netgi, kad iš to ateina atsakas, kad tai lygiai taip pat aš jaučiu pagarbą ir iš jų. Tai tas olipimas ant galvos, nežinau, aš stengiuosi visada turėti, o jeigu neturiu, tai rasti atsakymą į tos klausimus, ar tas temas, kur aš matau, kad tėveliai galbūt nesupranta ir paaiškinti, tai lygiai tas pats yra elgesys treniruotėse, prieš treniruotės, per rungtynės, kaip galima, kaip negalima elgtis. Aš žinau, kai viską tiksliai iškomunikuoji, bet tai darai su pagarba, o neiškeliu aš savęs aukščiau jų, bet lygiai taip pat ir nenuleidžiu žemiau jų. Aš manau, kad mes esam daugiau mažiau viename lygyje, jie yra, pavadinkime, kaip klientai, veda savo vaikus, aš esu treneris su tam tikru išsilavinimu ir bandau išlaikyti tą lygį, kad aš atlieku savo darbą, jūs turite kažkokias kaip ir pareigas, atsakomybės, atvesti vaikus, pasirūpinti, kad jie būtų laiku, kad jeigu jie neteis treniruotės ar rungtynės, kad aš apie tai būčiau informuotas. Puikus atsakymas. Gerai, važiuom toliau, traukiam. Dar liko mums 15 minučių, gal šiek tiek mažiau jau. Kokia tavo kaip trenerio didžiausia svajonė? Nežinau, ar aš galiu sakyti šitą klausimą. Aš kažkaip labiau turbūt gyvenime turiu daugiau tikslų negu svajonių, bet tikslų savo labai garsiai stengiuosi nepasakoti. Asmeninių tikslų, ko aš siekiu nes iš vienos pusės tai gali labai su tais tikslais, kaip kai kurios krepšinio komandos, labai išsipūsti ir po to nepasiekęs tikslų visiems atrodys, kad tu labai daug siekiai, nieko nepasiekiai, tai gal tiesiog krisi kitų akise. O svajonės, nežinau, aš labiau linkęs vadovautis tikslais, o ne svajonėmis ir siekti savo užsibrėžtų tikslų. O svajonių, nežinau, tai čia labai lengva svajoti, bet nežinau, būti rinktinės treneriu, būti Eurolygos treneriu, bet aš kažkaip labiau realistas ir žiūriu,
kelis metus į priekį, žiūriu, kur aš galiu tobulėti, bandau mokytis iš kitų, iš savo klaidų, iš kitų klaidų ir... Taip. Pritariu tau, kad reikia atskirti, kas yra tikslas ir kas yra svajonė. Galim traukti toliau. Čia visus reiks ištraukti. Man atrodo, kad dar liks, bet pažiūrėsim, kiek spėsim. Ir koks tavo santykis su Gabrieliu Maldūnu? Rinktinės krepšininkų. Jos su rinktinės krepšininku, su vienu iš geriausių mano draugų. Santykis toks, kad aš kai pradėjau Panevėžyje lankyti krepšinio mokyklą, man tada buvo 13 metų berods. Tai Gabrielius jau buvo komandoje, jisai šiaip didžiąją dalį savo vaikystės sportavo su metais vyresniais ir tada atėjo į 93 metų kartos komandą ir kai aš atėjau, jis ten jau buvo. Na tai jis buvo, kaip, nežinau, sakyti, tos komandos kaklas, galva, pečiai ir viskas, jis laikė tą komandą, jis buvo labai ryškiai geresnis už visus mus. Tai santykis toks, kad jis ganėtinai greit tada išvyko į Ameriką, bet santykis toks, kad esam labai geri draugai iki dabar, palaikom ryšį ir ten esam ne tik mes, esam nemaža kompanija tų panevėžiečių, kurie žaisdavom kartu krepšinį, turim pavadinimą savo Šlykštberniai, tai palaikom, nežinau, labai gerą draugišką ryšį, vestuvėse vieni kitų dalyvaujam, gimtadieniuose, vasarą susitinkam, nežinau, važiuojam kažką sodybą prie ežero, tai labai geras ryšys, labai geras santykis. Gabrielis nuostabus žmogus šiaip yra, turbūt turintis daug žmogiškumo pavyzdžių, koks geras gali būti žmogus, bet to pačiu, kaip jo, nežinau, nepasinaudosi, nekvailas, nepasimauna. Tai va. Kiek kartų buvo atėjęs į SKM? SKM Gabrielis buvo atėjęs 2 kartus, buvo... Nežinau, kelinti čia metai buvo, bet kai turėjau savo pačius pirmokus, tai 2011 metų kartą, su kuriais vis dar dabar dirbu, ir praėjusią sezoną buvo Pašilaičių Smauglių bendruomenės tatuiruotei, kartu ten pažaidė, padarė tam tikrų užduočių. Ir pirmą kartą galbūt, kai buvo atėjęs, tai galbūt ir ne visi jį žinojo ir tėvai, o dabar kuo jis tapo, ar ne? Jo, visi žinotų. Pirmą kartą, kai jis atėjus, tuo metu dar žaidė Kėdainių Nevėžį. Aš atsimenu, kad dar atnešė ir atributikas Kėdainių Nevėžio vaikams, už dovanas, už rungtis. Tai va, jo, aš tikiu, kad dalis tėvų dar net nežinojo tokio žaidėjo, dabar jau turbūt žino. Vienas Lietkabelio lyderių ir vienas rinktinės žaidėjų. Tai. Rinktinės, kuri pateko tarp top 6 geriausių pasaulio komandų. Taip. Taip, gerai, važiuojam toliau. Išsiaiškinom santykį su Maldūnu. Tai geras santykis. Best friends forever. Pauliau, kaip pritaikė doktorantūros žinias jaunųjų krepšininkų treniravime? Šito kaip ir atsakymą, ar dar turiu kažką pridėti gal? Tai aš galiu labai trumpai atsakyti. Pačių žinių, kadangi mano tema doktorantūros yra apie krepšininkų, apie hormonus, tai yra testosterono ir kortizolio pritaikomumą krepšininkų stebėsenoje, tai praktiškai šito dalyko nepritaikau, bet turbūt labiau pritaikau įgūdžius ir žinias, kaip rasti informaciją, kažkokias praktinės žinias, jas modifikavęs, ką aš mačiau iš fizinio rengimo trenerių, iš krepšinio trenerių dirbdamas su komandomis. Tai pritaikau, nežinau, geriausiai kaip aš sugebu tai šiai dienai, o apie hormonus dėja su vaikais kažkaip šiuo metu nieko netliekam. Bet jeigu sportuojant, tai turbūt ir galima sakyti, kad kūne tų hormonų, kurie kelia įtampą, stresą, ar jų mažėja, ar jų daugėja nuo rungtynių, ar čia priklauso nuo kokių rungtynių įtampos? Priklauso lygiai taip pat nuo hormono, kurį, tarkim, mano doktorantūroje testosteronas ir kortizolis, matuojam iš seilių mėginių tos hormonus, matavome jau jie pamatuoti, tai labai priklauso kortizolis ir nuo ilgalaikio nuovargio jisai kinta, testosteronas, tarkim, apie rungtynės, grinai kalbant, tai jis lygiai taip pat kinta, ar tu žaidi namų, ar išvykos rungtynėse. Čia gal labiau, aišku, profesionalų krepšinėje, nes ten yra fanų daugiau, tai ta baimė žaisti išvykoje arba noras ir jautimas palaikymo namų arenoje. Tai čia geras pastebėjimas tėveliams, eikit palaikykit savo vaikus. Tai suteikia pasitikėjimo, tai suteikia pasitikėjimo, kad laimėsi, kad gali laimėti rungtynėse, kai tu turi jauti palaikymą. Tai va, treniruotės taip veikia, bet ne visos.
ne visos treniruotės ir ne visos tiek krepšinio, tiek fizinio rengimo treniruotės tą momentinį pokytį daro hormonams. Tai va. Bet apie vaikų hormonus yra ganėtinai mažai, nes norint matuoti hormonus, reikia sukontroliuoti tą tyrimo imtį, tai yra tyriamuosius, vaikus sukontroliuoti, kad jie kažko nevalgytų, kažko negertų, ar nežinau, nekramtytų gumos prieš matuojant hormonus, turbūt labai sudėtinga. Taip, ties čia galim užbaigti apie mokslinius dalykus, tik noriu paklausti Paulių, jeigu nori ateiti vaikai, ar jų ir tėveliai mato, kad daug apie viską nusimanai, apie sportą, apie vaikų ugdymą, ar dar yra laisvų vietų ar ne šį pas tave sezoną? Pašilaičių Smaugliuose, kurie sportuoja Gabijos progimnazijoje, yra 3 vietos per 4 grupės. Tai jau beveik pilna. O 2-11 metų trečiojo komandoje yra laisvų vietų. Mes turime šiuo metu 18 žaidėjų, tai dar bent jau 2 tai tikrai galime priimti. Na, bet jau toje komandoje žaidėjas turi būti ne žalias, jis jau turi atitikti tam tikrą lygį. Buvo šiais metais atėję keli, kurie pateko, nes iš mūsų keli išėjo 2 ir 1 komandas, tačiau ne visi norintys pateko į tą komandą, nes tiesiog yra kas pradėjo dabar tik sportuoti, tai o mes jau žaidžiam Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje, tai reikia ir tam tikrus įgūdžius, gebėjimus turėti. Taip, kas nori lankyti pas Paulių Kamarauską krepšinį, tai tikrai nesunkiai gali rasti jį ir internete, žmogus aktyvus ir Facebook'e, ir kitose platformose, o mes galime traukti toliau lapelius, žiūrėti, kokie dar čia klausimai liko, gal apie Smauglius ir MKL kartais išpuls, jeigu ne, tai pats paklausiu vėliau. Ar atsimeni visų 300 savo auklėtinių vardus ir ar Pašilaičiuose yra žmogus, kuris tavęs nežino? Šiuo metu turiu, įskaitant darželį Gabrielė, darželį Aitvaras, Pašilaičių Smauglių 4 grupės ir 2011 metų 3 komanda 237 oficialius auklėtinius ir dar yra 4, kurie šią savaitę pasibandė, ten tiek darželinukai, tiek mokyklinukai, tai 300 nėra, bet vardus žinoma visų žinau. Aišku, pradžioj, kai ateini, tarkime, darželį ir susirinkim mažus vaikus, tai užtrunka pirmąjį mėnesį, kol tos vardus įsimeni. Po to pamatai kažkokius išskirtinius to vaiko bruožus, ar įsimeni vieno veidą, kito elgesį, trečio aprangą ir pagal tai įsimeni tos vardus. O ar yra kas nežino, tai aš manau, kad tikrai yra, tai Pašilaičiai didelis mikrorajonas, tai žino turbūt mane tie, kas kažkaip susijęs su darželiais, kuriuose dirbu, arba su mokyklomis, kuriuose treniruoju vaikus. Man atrodo, kad neįtikėtina, kad tu esi tas žmogus, kuris vienyje mažiausius krepšininkus, kuriems yra 5 metai, kurie yra moksleiviai, kurie yra rinktinė žaidėjai, ta prasme, net iki Žalgirio, iki Lietkabelio. Galbūt, ar kaip tu viską apėmė ir galbūt norėtum įsigryninti labiau, į kurią susikoncentruoti, ar amžiaus grupę, ar panašiai? Ar kaip tai tau gerai? Pirmas dalykas, tai ne vienijo aš nei Žalgirio, nei Lietkabelio žaidėjai, tai mes su jais atlikom tyrimus, ar ten praktiką su Žalgiriu, kaip sakiau, ir viskas, tai buvo tam tikra laikina sutartis, jie praėjo ir viskas. O su vaikais, tai elementariai aš esu tuose turbūt kaip laiptuose trenerio, kai aš pradėjau dirbti su darželiais prieš jau 7, jau dabar 8 metai. Ir po truputį, kaip sakai, lipu į viršų ir esu turėjęs ir vyresnių vaikų grupės, bet dabar, nežinau, tai dirbu, kai nusipelnysiu, nežinau, turėti ten MKL grupę 1 ar 2 SKM komandą, tai aš manau, aš ją gausiu, o kaip aš viską apimu, tai viskas yra planavime, viskas yra dalis dalykų, tarkim, MKL koordinavimas yra atliekami ir miego sąskaita, bet aš esu linkęs anksti keltis, tai dažnai aš keliuosi 5, pasidarau porą valandų darbus prie kompiuterio, tada einu jau treniruotės kažkokias, ar taip pat aš ten Antakalnio gimnazijos sportinė klasė dirbu dabar 2008 metų gimimo, tai nežinau kaip apimi, viskas, manau, yra įmanoma, įmanoma, jeigu tai telpa į parą, į savaitę, į mėnesį, reikia planuoti. Ir dar atšokai vestuves? Atšokau, taip šią vasarą su savo žmona Vidmantė atšokam. Tai labai gerai, kad dar ir tam laiko radai. Taip, niekad nestresuoju taip, kaip stresavau per vestuvinį šokį. O,
Šiaip mes esam kalbėję apie Raskamo sezono uždarimo renginį su tavimi ir dar su keliais treneriais, kaip tik tavo artėjo vestuvės atrodo. Ir galiu biškai atskleist pokalbį, šiek tiek. Žiūrint, ką atskleisi. Tai. Sakau, tai Paulius, sakau, ko tu nervinėsi, sakau, tu toks kruopštus žmogus, visą kitą, viskas pas tave ir vietoje, ir laiku. Bet tada ar tu, ar Pagalys man pasakė, sako, Baliai, ne, žinok, vyrai visą laiką, jeigu kalbant apie vestuves, vyrai visą laiką bus tie, kuriuos veda už rankos. Ar taip ir buvo, ar tu irgi įdėjai į tai kažkiek darbo? Per vestuves, tai iš šokį įdėjom repeticijas. Mano žmona yra tiek šokėja, tiek šokių mokytoja ir dėsto dabar šokius Vilniaus kolegijoje, tai šokių pedagogika, gal taip vadinasi dalykas. Tai jai buvo lengva šokti, tai jautėsi kaip ir pasirodymą, aš labai jaudinausi, bet, nežinau, tai jaudinausi tą dieną grinai vestuvių, tai labai trumpai prieš ceremoniją, ir jaudinausi labai vakare per šokį. O daugiau aš nežinau, nesijaudinau, ėjom su vestuvės su tvirtų sprendimu, nebuvo jokio abejonių. Tai... Taip. Bet Exceliuką tai tu darai? Exceliuką pildėm kartu, tokius, kokių reikėjo. Jo. Būna reikalų su vestuvėm ne tik šokių, bet ir finansinių. Traukiam toliau tada, prie krepšinio grįšim gal. Dar turim porą minučių. Kas yra smaugliai ir ką tau jie reiškia? Tai smaugliai iš esmės yra bendrai paėmus tai visi mano auklėtiniai. Jie skirstosi turbūt į Pašilaičių smauglius, tai yra didžioji dalis, ir 18, pavadinkim, yra smauglių. Šiaip smauglių atsiradimo istorija yra tokia įdomi. Kai pirmą kartą aš turėjau galimybę susirinkti pirmokus, tai buvo 2011 metų karta, ir susirinkau jos Lazdynų mokykloje, ateities vidurinė gal mokykla vadinasi, o gal ateities gimnazija, atsiprašau. Ir mes pradžioj buvom pasivadinę ereliais, nes prieš tai, kur aš trenirau tenai, tą, kaip pavadinkim, Viteron grupę vyresnių vaikų, jie buvo SKM ereliai. Tai ir mes palikom tą pavadinimą ir vėliau pamačiau, kad Donato Sabaliausko komanda, kuris taip pat turėjo 2011, taip pat buvo pavadinta ereliais. Ir tuo metu Vaidas Indriliūnas, kuris tuo metu vadovavo visai Viteron organizacijai, čempionatui, jis pasakė, toks pavadinimas jau yra, bet galim palikti du, ten kažkaip pridėję kažkokį pavadinimą. Ir aš pasakiau, kad ne, sugalvosim kitą ir su vaikų pagalba aš ten pateikiu jam gal 3 ar 4 variantus, peržiūrės, kokių jau gyvūnų nėra ir pasirinkom, kad smaugliai, tai va taip gimė smaugliai ir tie, pavadinkim, pradininkai, labai smagu, kad jie ir liko pas mane, o Pašilaičių smaugliai atsirado taip, kaip kūrėme bendruomenės, kad būtų kažkoks ryškus identitetas, to, nežinau, pavadinimas to mikrorajono, kokia tai yra komanda. Taip, teko matyti jūsų ir Facebooko grupę, labai aktyvi grupė. Bet dėl to pačio ir pavadinimo smauglių, tai čia neturi nieko bendro su mafija ir Panevėžiu? Ne, Panevėžys iš vis neturi, net ir Panevėžio mafija, nieko neturi, man atrodo, bendros su smaugliais, bet tiek, ką aš žinau, nesu didelis mafijos fanas, kad ten domėčiau, skaityčiau. Žinau, kad buvo serialas kažkoks. Princai, smaugliai ir buvo kažkokia gal grupuotė, bet tai nėra susijęs su tuo, tai yra susijęs tiesiog su aktyviais vaikais, kurie sportuoja, žaidžia krepšinį, mokosi. Ir džiaugiuosi, kad turiu galimybę jos treniruoti. Ką veiki Skills Academy projekte? Tai Skills Academy projekte jau 3 vasaras dirbu Ignalinoje individualių įgūdžių stovyklose. Šiais metais dirbu Skills Academy pirmadieniuose. Tai yra Skills Academy pirmadieniai, kai pradžioje vienas, dabar jau kartu su treneriu Gyčiu Jakubėnu, kuris taip pat yra ir Pašilaičių smauglių treneris. Mes kartu ten dirbame. Pirmadienys vedu treniruotės Gabijos progimnazijoje. Tai yra, kol kas tai yra viena treniruotė, nuo 5 val. Vakaro ateina vaikai, turime įgūdžių treniruotės. Tai va, o ką daugiau, tai dažnai gaunu pasiūlymus sekmadieniais vesti Skills treniruotės. Tai kai galiu, bent jau kartą per mėnesį stengiuosi apsimti tą darbą, tai yra ganėtinai įdomus darbas, tai yra šiek tiek kitokia specifika negu treniruoti komandą, tai yra daugiau, kaip sakyti, individualūs įgūdžiai. Komanda vis tiek turi turėti ir komandinius, ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Tai dirbu stovyklose, kai galiu dirbu, žinau, ar pirmadieniais visada dirbu, o kai galiu ir sekmadienį dar. Ir paskutinis klausimas apie psichologiją, tai turbūt buvo klausimas Taip, mačiau. apie ją, kiek svarbu jinai, na, ir kiek jinai čia kažkokią rolę atlieka. Psichologija yra labai svarbu visame kame. Aš manau, kad tai yra tiesiog neatsiejamas dalykas, kad ir imsime kokią temą. Apie vaikų psichologiją, tai bendrasias žinias sporto treneriai. Aš studijavau kūno kultūros ir sporto bakalaurą, tai ten gavome, pavadinkime, bendrasias žinias pedagoginės. Vėliau studijavau magistrantūrą, tai ten taip pat buvo, ten yra sporto magistrantūra, vadinasi, kūno kultūra ir sportas, galbūt taip pat net vadinasi. Tai ten jau gavome gilesnių žinių apie psichologiją. Vėliau tai yra savišvieta, kažkokie trenerių seminarai, kur kažkas pakalba. Tai lygiai taip pat yra patirtinis turbūt dalykas. Tu matai, kaip keičiasi vaikai, kaip keičiasi jų elgesys, kaip keičiasi jų reakcija į tam tikras situacijas. Per laiką tu pažįsti vaikus, kaip jie reaguoja į pergalės, pralaimėjimus, ne tik rungtynėse, bet ir treniruotėse. Tai ir mokaisi su tuo tvarkytis, mokaisi tą situaciją spręsti, bendrauju su kitais treneriais, šiuo atveju aš galiu ir su žmona bendrauti, taip pat moko vaikus šokio, tai labai geri pašnekesiai vakare, kaip elgtis tam tikroje situacijoje. Tai va, o turėdamas galimybę lygiai taip pat gali pasiskaityti tiek mokslinių tyrimų, tiek straipsnių kažkokių, nors apie vaikus nėra jų tiek daug, apie sportą ir vaikus, bet jų yra ir turbūt pagrindė tai nėra tiesiogiai tie straipsniai vardinti kaip, nežinau, sporto psichologija vaikų krepšinėje ar vaikų sporte, bet tai yra daugiau turbūt tyrimai apie trenerius ir yra tyrimų, kuriuose rašoma, kaip vaikai, nežinau, tam tikrų laikotarpių gimė vaikai, kurie buvo gimę anksčiau, ar ne, mūsų amžiaus, mes būdavome pratę, kad ant mūsų reikia ir mums kažkaip ne. Taip. Tai neįžeisdavo, tai neįskaudindavo, tai kaip tik sukeldavo didesnį norą treniruotis, siekti, norydavo į tą karčią piliulę. Šiais laikais vaikai yra kitokie. Daugiau jautrių? Daugiau jautrių vaikų. Tai tiesiog treneris, aš nesakau, kad nėra tokių vaikų, kurie priima kritiką ir priima kažkokį griežtesnį žodį ar reiklumą. Nes to taip pat reikia vis tiek. Taip pat reikia, vaikai tai priima, tiesiog su kiekvienu tu turi pasimatuoti ribas, kuriuose tu gali su tuo vaiku bendrauti ir rasti, bet taip, vaikai keičiasi, tuo pačiu turime mes ir treneriai mokytis, skaityti naujausią literatūrą, tobulėti, bendrauti tarpusavėje, tai turbūt diskusija yra taip pat labai geras mokytojas, tai diskutuoti, rasti atsakymus ir tai pritaikyti praktikoje. Nuostabi paskaita apie psichologiją. Ačiū, Pauliau, kad apsilankei. Priminsiu, tai buvo MKL koordinatorius, SKM treneris, Skills Academy individualių įgūdžių treneris ir be 5 minučių doktorantas, taip? Doktorantas be 5 minučių mokslo daktaras. Išmoksiu dabar jau tikrai. Ačiū labai, Pauliau, kad apsilankei ir tavo palinkėjimas visai SKM ir smauglių bendruomeniai. Mano palinkėjimas tai tiesiog siekite tikslų. Vaikams visos SKM ir Pašilaičių smauglių bendruomenės, tai nepamirškite būti vaikais, nepamirškite džiaugtis vaikystę, sportuokite, būkite aktyvus, o tėveliams palaikykite savo vaikus, palaikykite trenerius, supraskite, kad visi klysta, o visai bendrai jau bendruomeniai, paimkime ir trenerius, ir SKM administraciją, tėvelius vaikus, tai tiesiog gero 2023 ir 2024 metų sezono, daug gerų įsimintinų emocijų, akimirkų ir džiaukimės, kad esame čia, džiaukimės, kad turime tokią stiprią bendruomenę ir gyvenkime joje ir tiesiog tobulinkime ją kiek įmanoma ir kaip galime. Nuostabu, ačiū labai ir iki malonaus. Iki.